Trakontiškių piliavietės. Istoriškai šita vieta siejama su LDK dalinių kunigaikščių Alšėnų tėvonija. Duomenų pakankamai mažai yra išlikę apie šią piliavietę ir apie šioje piliavietėje stovėjusią pilį. Yra žinoma, kad 1530 metais Povilas Alšėniškis, Vilniaus vyskupas, šią pilį pardavė Bonai Sforcai. Po Bonos Sforcos mirties kurį laiką valdė Goštautai, paskui didikai pacai ir 1655 metais jis sudegė ir nebebuvo atstatyta. Archeologiniai tyrimai pirmieji buvo vykdyti 1940 metais. Lenkų archeologai Holubovičiai kasinėjo, bet visa tyrimų medžiaga nėra išlikus. Mes tik tai turim keletą žinučių iš to meto spaudos, kad buvo atkastas didelis plotas, kad rasti keli bokštai. Rašoma, kad ištirta apie 400 kvadratinių metrų dydžio plotas. Galbūt ten medžiaga visi iš kartu išvažiavo į Lenkiją, išsivežė. Tada 1995 Albinas Kuncevičius, jis tyrė rūmų šiaurinę ir pietinę sieną, buvo atidengtas vidinė sienos dalis. Buvo atlikti fotogrametriniai apmatavimai ir rūmai užpilti. 1995 metais buvo atvaryta šiaurinė siena iš vidaus ir pietinė siena iš vidaus ir buvo užfiksuota šita dalis fragmentiškai. Pagal projektą yra numatyta vienas šiaurinės sienos fragmentas, kuris turėtų būti eksponuojamas po stogeliu. Kada čia bus, neaišku, todėl kad dabar lėšų stygis ir šitie darbai jau baigėsi. Įvažiavimo vartai, net yra išlikęs vartų vyriui statyti guolio akmenyje iškaltas fragmentas ir vartai, patys įvažiavimai į piliavietę. Planas, pats rūmų planas, kiemo išsidėstymas atrodo, kai mes stovime šitai būtų. Čia yra šiaurinė rūmų siena, čia yra pietinė rūmų siena, šita, kuri dabar yra ruošiama konservavimui. Ir čia kiemo statiniai. Įvažiavimos į kiemą, gynybinė. Ir šioje vietoje yra, matote, skirtingos spalvos, tai yra skirtingų laikotarpių mūrai. 2008 metais atidengta ne tik sienos kiemo, bet ir pastatas, apie kurį nežinojom ir net negalėjom įsivaizduoti. Tai buvo priestatas prie pietinės rūmų sienos, atidengti fragmentai. Labai gerai išlikę rūsų skliautai, atidengta 2 švieslangiai iš rūsio į kiemą pusę ir laiptai iš kiemo į rūsį. Po skanavimo čia susijungs ir bus aiškus tikslus kiemo, kaip išsidėstė kiemas, koks rūmų buvo. Be to buvo atidengtas dar bokštas, bokšto fragmentai. Galima. Dabar jie irgi yra užkonservuoti, užpilti ir tik tai bus skanuota medžiaga. Bokšto atrodo šitai. Mūro fragmentai. Ir turbūt buvo nuo rūmų pusės, ar tai siauras koridorius kažkoks, kuris vedė į bokštą. Tai vienoje pusėje matėsi durų guoliai buvę. Bet šitie tyrimai, jie buvo tokie, kad užkonservuoti, nebuvo tai, kad atidengti visą, ištirti visą. Tai, kad užkonservuoti, kad jie visiškai nesuirtų, tai va toks ir tikslas buvo. Nebuvo tai, kad ištirti, įsiaiškiti viską, nes tam nėra pinigų. Čia yra vaizdas prieš 2008 metų archeologinius tyrimus. Apaugę medžiais, krūmai, žolės ir nieko neaišku, kas, kur ir kaip. Ar buvo kokių žinių, kad šitoj pily vyko kažkokios realios kautynės kažkada, ar bandė ją kažkas paimti? Yra žinoma, kad 1655 metais Rusai sudegino. Viskas. Kad jinai buvo greit sudeginta. O jinai yra 16 amžiaus, kas ten apie kovas apskritai yra mažai, sakiau, istorinių duomenų apie ją. Nėra daug. Yra tik fragmentiški paminėjimai.
Yra kai kur rašoma, kad čia net 12 amžiuje stovėjo medinė, bet nieko panašaus mes tikrai neradom. Alšėnų. Bet jokių medinių konstrukcijų nieko neradom. Aušra, jūs kaip archeologė vis tiek turit kažkokią tai savo svajonę. Rimutė Rimontienė archeologė pasakojo, kaip jinai kasinėdama prie pajūrio, sakė sutiktam piliečiui, jos paklausus, ko tu čia ieškai, ką tu čia kasi, jis sakė, aš savo dievą čia surasiu. Ir ant rytojaus jinai tą dievą surado, eksponuojama dabar Nacionaliniam muziejui. Svajonės aš pasiliksiu savo, mano bus svajonės, aš jų nesakysiu. O nesitikėjom, kad tiek visko daug bus. Radiniai prabangus, turėjo koklinės krosnis tikrai įspūdingos stovėti. Tai pilis buvo graži labai. Turėjo tikrai būti labai graži. Parodysiu aš jums tuos kitus, dabar kur keletą fragmentų, kuriuos turiu.